4 kūnai buvo įsprausti į statines ir ilgam paslėpti Naujojo Hampšyro miške. Dabar, praėjus daug metų po kruvinų nusikaltimų, buvo identifikuota paskutinė auka. Rėja Rasmussen buvo nužudyta būdama vos 4 metų, o jo žudikas jos tėvas, žinomas Birbruko serijinio žudiko vardu. 1985 metais medžiotojai rado 2 kūnus statinėje Birbruko parke – moterį ir mergaitę. O 2000 metais rastos dar 2 mergaitės netoliese. Žudikas Teris Rasmussenas identifikuotas tik 17 metais. Jis taip pat naudojo slapyvardžius tokius kaip Bobas Evansas ir mirė kalėjime dar 10-aisiais. Vienintelė suaugusi auka buvo Marlisė Honeycrush, o 2 rastos mergaitės jos dukros Mari ir Sara. Tačiau vienas iš rastų vaikų buvo identifikuotas tik po 40 metų, šių metų rugsėjį. DNR tyrimas padėjo atskleisti, kad tai Rėja Rasmussen, Terio biologinė dukra, kurios susilaukė su iki šiol dingusia laikoma Pepper Reed. Jei jūs sudomino ši istorija, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Pilnas video apie šį serijinį žudiką pasirodys jau greitai.